nes tikrai laiko nėra daug ir taupom visi vieni kitų laiką. Ir mūsų irgi visų vardu laikyti išjungtas kameras. Išjungtas tai yra mikrofonas. Taigi, kvietimas, kuris jau yra, kaip Edita paminėjo, šį patvirtintas ministro įsakymu. Pradžiai norėtųsi pristatyti pagrindinius teisės aktus, sakykime, tai yra pagrindinės teisinės nuostatas, kuriais remiantis mes rengiam projektų finansavimo sąlygų aprašą. Tai yra Sveikatos apsaugos ministerijos plėtros programa, sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimas. Taip pat tai yra pažangos priemonė, tai yra gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Čia yra įdėtos aktyvios nuorodos į galiojančius teisės aktus, tai jeigu būtų poreikis pasižiūrėti, mes skaidrėmis pasidalinsim, tai tikrai bus galima iškart patekti į tą teisės aktą, kuris yra reikalingas. Na, šis PFSA yra parengtas pagal veiklą numeris 10, tai yra sveikatos priežiūros specialistų pasiūlos užtikrinimas, o poveiklė konkrečiai tai būtų 10.3, tai yra sveikatos priežiūros specialistų rengimas, pritraukimas Vidurio ir Vakarų Lietuvos regionas. Tai yra pagrindiniai teisės aktai ir pagrindinė teisinė aplinka, pagal kurią, kaip ir paminėjau, buvo rengiamas projektų finansavimo sąlygų aprašas. Truputėlį tokios bendrų nuostatų šiam kvietimui bendra lėšų suma, kuri yra skirta, tai yra beveik 203 milijonai, kaip matom. Be abejo, tai yra bendra suma, kurių SF lėšos sudaro 85%, tai yra 19,5 milijono, ir BF lėšas, tai yra beveik 3,5 milijono eurų. Projekto atrankos būdas tai yra planavimas. Na ir pagrindiniai, tiksliau pareiškėjai pagal šitą projektų finansavimo sąlygų aprašą yra numatyta, kad bus savivaldybių administracijos, o partneriai tai bus sveikatos centrai ir arba asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios dalyvauja sveikatos centro veikloje. Ir šitam PFSA yra numatyta 124 papunktį aprašo, būtent tas teisės aktas, kuris reglamentuoja šių įstaigų dalyvavimą sveikatos centruose. Kokios yra veiklos, tai yra iš viso numatyta 6 finansuotinos veiklos, kurias dabar ir trumpai pristatysiu. Vėliau, jeigu aišku bus klausimų, kaip ir paminėjom, tai tiesiog klauskit, tikslinsim, jeigu jų tokių bus. Taigi yra pirmoji veikla, tai bus mokėti priedą prie darbo užmokesčio tiems gydytojams rezidentams ir gydytojams odontologams rezidentams, kurie rezidentūros studijų ciklus atliks rezidentūros bazėje, svarbu, kad esančia ne Vilniaus ir Kauno miesto savivaldybėse. Na ir priedą skirti tokiu atveju, jeigu jie toje bazėje išdirbs netrumpiau nei 6 nepertraukiamus mėnesius. Tai būtų tokia pirmoji veikla. Antroji veikla būtų, tai yra finansuoti gydytojų rezidentų, gydytojų odontologų rezidentų, studijų aukštųjų mokyklų studentų išplėstinės praktikos slaugos, odontologinės priežiūros studijų, slaugos specializacijų neformalių švietimo programų, profesinio mokymo įstaigų, mokinių slaugytojo padėjėjo modulinės profesinio mokymo programos kaina. Taigi čia yra studijų kainos finansavimo veikla. Taipogi trečioji veikla irgi yra studijų kainos finansavimo veikla, tai vidaus ligų gydytojų antrosios profesinės kvalifikacijos įgyjimo arba persikvalifikavimo, kitaip baigiant trupesnės šeimos medicinos arba skubiosios medicinos rezidentūros studijų programą, ir tai irgi finansuoti šių studijų kainą. Kitos dar 3 veiklos būtų, tai ketvirtoji veikla būtų mokėti stipendijas gydytojams, rezidentams ir visiems, kurie, sakykim, čia yra įvardinti, tai gydytojams, odontologams, rezidentams, būtent kurie mokosi tose studijų programuose, į kurias yra sunkiausia pritraukti norinčius studijuoti. Skliaustuose yra išvardintas baigtinis, sakykime, tų studijų programų sąrašas, geriatrija, teismo medicina ir vaikų odontologija, bei profesinio mokymo mokiniams irgi yra išvardintas studijų programų sąrašas, tai yra slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa, paramediko modulinė profesinio mokymo programa ir pirmosios pakopos studijų studentams, tai yra odontologinės priežiūros, antrosios pakopos studijų studentams, išplėstinės praktikos slaugos studijų studentams. Tai šiems būtent tai yra numatyta mokėti stipendijas.
Na ir 5-6 veiklos, tai yra išskirta konkrečiai būtent tai yra slaugos studijos, tai 5 būtų veikla finansuoti aukštųjų mokyklų studentų bendrosios praktikos slaugos ir slaugos studijų kainą. Na, o 6 būtų veikla, tai būtent tų bendrosios praktikos slaugos ir slaugos studijų kainas studijuojantiems asmenims mokėti stipendijas. Tai tokios pagrindinės yra veiklos, tiesiog čia mes jas įvardinam kaip 1, 2 ir 6, bet pagal projekto finansavimo sąlygų aprašą tai būtų 211, 216 veiklos. Čia tiesiog, kad būtų paprasčiau. Tai tos yra numatytos 6 veiklos. Na, yra keletas sąlygų veikloms. Tai pirmiausia, visi tie, kurie asmenys pasirinks dalyvauti 2, 6 veiklose, tai jie turės būti įpareigoti atidirbti ne trumpiau nei 2 metus iš anksto suderintoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje truks atitinkamos srities sveikatos priežiūros specialistų. Taip pat dar viena sąlyga bendrai yra šitoms įvardintoms veikloms, kad visi tiek gydytojai, rezidentai, studentai ir mokiniai studijas turės būti baigę ir įgyję kvalifikaciją ne vėliau kaip iki 29 metų rugpjūčio 31 dienos. Toliau yra konkrečios sąlygos numatytos 2 ir 5 veikloms, tai yra veiklos, kurios numato studijų kainos finansavimą. Tai vadinasi, šitose veiklose gali dalyvauti jau ir besimokantys, studijuojantys asmenys ar studijas baigę asmenys. Aišku, studijos turėtų būti baigtos numatytas laikotarpis, tai yra konkrečiu atveju PFSA numatom, kad iki 21 metų, ne anksčiau kaip iki 21 metų sausio 1 dienos. Tai tokiu atveju projekto vykdytojai partneriai būtų grąžinamos jau sumokėtos įmokos arba finansuojamos likusios įmokos. Žodžiu, gali jau būti žmonės ir baigę arba eigoje studijuojantys, nebūtinai tik tai naujai bepradedantys studijuoti asmenys. Na, o 4 ir 6 veikloms, kurios yra susiję su stipendijų mokėjimu, tai irgi galioja irgi ta pati sąlyga, kad tokiu atveju irgi gali dalyvauti jau ir besimokantys studentai ir gydytojai rezidentai, tiek mokiniai, tai jiems irgi gali būti mokamos stipendijos. Irgi nebūtinai tokie, kurie pradeda naujai, sakykime, dalyvauti projekto veiklose. Tada dar truputėlį pakonkretinti šitoje skaidrėje norime išlaidas. Kaip matom, yra išskirtos iš tikrųjų išlaidas 1, 4 veiklos ir 5, 6 veiklas, kadangi 5, 6 tai yra būtent susijusi su konkrečiai slaugos studijom. Tai 1, 4 veiklom yra numatyta 8 milijonai su truputėliu. Čia yra bendrai ES ir BF lėšas. 5, 6 veikloms yra numatyta beveik 15 milijonų eurų. Vienam projektui įgyvendinti skirta suma, jeigu veiklos yra įgyvendinamos pagal 1 ir 4 veiklas, tai yra 135 422 eurai. Jeigu pagal 5 ir 6 veiklas, tai 247 ir 777 eurai. Na ir jeigu projekte bus numatyta, tarkim, visos veiklos arba dalis 1, 4, dalis 5, 6, tai maksimaliai vienam projektui galima skirti bus iki 383 199 eurų. Čia tikrai yra svarbu atkreipti dėmesį ir noriu pažymėti, kad būtent jeigu išlaidas bus, sakykime, jeigu paraiška ir projektas bus įgyvendinimas, kur bus numatyta 5 ir 6 veiklos, tai jos negalės būti perskirstytos į kitas veiklas. Nes, sakykime, jeigu yra 1, 4 veiklas, jeigu matom, kad vienoje veikloje daugiau ar mažiau yra galimybė pritraukti studentų ar gydytojų rezidentų, tai ten būtų galima perskirstyti, kol kas iš 5 ir 6 veiklų šita galimybė tokia nėra numatyta. Taip, dabar pristatysiu, kokie yra numatyti stebėsenos rodikliai, be abejo, jie tokie yra, tai iš viso yra šitam projekto finansavimo sąlygų apraše 6. Ir kokios veiklos ir kokių rodiklių ir kokios yra reikšmės bendros numatytos, tai jeigu veikla įgyvendinama pagal 2 ir
penktą veiklas. Tai yra studijų kaina, tai bus rodiklis asmenys dalyvavę kvalifikacijos įgyjimo veiklose, tai yra 240 iki 29 metų turės būti pasiektas toks rodiklis, o procentas asmenų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo kvalifikaciją dalis, tai irgi 80%, ne mažiau kaip, tai yra būtent pagal 2 ir 5 veiklas, tai yra studijų kaina. Pagal trečią veiklą bus siektinas rodiklis specialistai dalyvavę kvalifikacijos tobulinimo arba perkvalifikavimo veiklose. Irgi visi rodikliai šiaip siekiami iki 29 metų. Taip pat pagal trečią yra ir specialistų, kurie po dalyvavimo veiklose įgijo ar patobulino kvalifikaciją dalis. Na ir sveikatos priežiūros specialistai, kurie mažiausiai 2 metus po dalyvavimo veiklose dirbo sveikatos priežiūros įstaigose dalis. Tai šis rodiklis, jisai nėra numatomas siekti šio projekto finansavimo sąlygų aprašo, sakykime, eigoje. Šis rodiklis nebus įtrauktas ir į projektų gyvendinimo planą ir finansavimo sutartį, tačiau jis bus įpareigota, tarsi vykdytojai bus įpareigoti šio rodiklio siekti pasibaigus projektui. Truputėlį šiek tiek vėliau apie tai dar paminėsiu. Ir kitas rodiklis, tai būtent bus sveikatos priežiūros įstaigos, kurios įgyvendins sveikatos priežiūros specialistų įgalimo pritraukimo ir išlaikymo projektus. Tai šitas rodiklis bus skaičiuojamas per visas veiklas, nuo 1 iki 6. Kiekviena įstaiga, kuri bus įtraukta į projekto gyvendinimą, jinai automatiškai patenka į šitą rodiklį ir mes juos skaičiuosim visus. Taip, dabar keletas skaidrių apie reikalavimus projektams. Taigi būtų pirmasis, kad visos veiklos pagal šį finansavimo sąlygų aprašą turi baigtas įgyvendinti iki 29 metų rugpjūčio 31 dienos. Taip pat dar vienas reikalavimas, kad pagal šį aprašą negalės būti finansuojamos tos programos, tų programų kainas, sakykime, ir mokamos stipendijos tiems asmenims, kurie dalyvaus regioninėje pažangos priemonėje, užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą. Tai šitą turės projekto vykdytojas iš tikrųjų užtikrinti, kad nebūtų, aišku, dvigubo finansavimo, kas yra labai kategoriškai draudžiama. Taip pat esame įtraukę porą nuostatų, porą sąlygų, kadangi tikrai ministerija nori būti tikra dėl turinio veiklų, sakykime, kad tikrai projekto vykdytojai sieks tai, kas yra suplanuota ir kas norima iš tikrųjų pasiekti, ir rodikliai, kurie turi būti būtinai pasiekti. Tai, žodžiu, kartu rengiant projekto įgyvendinimo planus ir teikiant juos centriniai projektų valdymo agentūrai, kartu būtent su tuo PIP-u, turės būti pateiktas Sveikatos apsaugos ministerijos pritarimo arba suderinimo raštas. Būtent dėl 2 vietų, tai yra dėl PIP 2 skyriaus ir dėl 3 skyriaus 3.1 punkto. O tai yra kita nuostata reikalavimas toks projektams, kad būtent šios dalys projekto vykdytojas, prieš tai aišku pareiškėjas, turės suderinti su Sveikatos ministerija. Būtent šias PIP dalis, ne mažiau kaip likus 10 darbo dienų iki kvietimo teikti projekto gyvenimo planus pabaigos centriniai projektų valdymo agentūrai, turės pateikti Sveikatos apsaugos ministerija. Tai iš tikrųjų, aišku, tai priežastis labai paprasta, kad nesukristų visi derinimai vieną dieną. Tai toks yra numatytas laiko tarpas, kad visi pareiškėjai tas PIP dalis pateiktų ministerijai irgi suderinimui. Ministerija be abejo stengsis taip tą suderinimą padaryti kiek įmanoma greičiau, tai kviečiam iš tikrųjų irgi rengiant PIP-us konsultuotis, galbūt pateikti derinimui iš anksčiau, žodžiu, tikrai būsim pakankamai operatyviai, bandysim reaguoti ir kad procesas vyktų sklandžiai. Taip, reikalavimai projektams dar viena būtų skaidrė. Projekto vykdytojai, atsiprašau. Taip. Projekto vykdytojas 2 metus po projekto veiklų gyvenimo pabaigos privalės teikti ataskaitas viešai įstaigai centriniai projektų valdymo agentūrai apie 2-6 veiklose numatytus įsipareigojimus dirbti ne trumpiau nei 2 metus ir kaip tai yra įgyvendinama. Šitas ataskaitos bus privalomos. Taipogi, jeigu pagal būtent tas veiklas 2 ir 6 bus tas įsipareigojimas neįvykdomas, tai projekto vykdytojas turės grąžinti išmokėtas
išlaidas ir išmokėtas lėšas ir tos lėšos turės būti ta dalis lėšų, už kurią įsipareigojimas dirbti 2 metus bus neįvykdytas. Taip pat yra dar vienas projektam reikalavimas, kad siekiant užtikrinti 2 metų atidirbimo nuostatą, būtent su tiesioginės naudos gavėjais turės būti pasirašomos sutartys. Mes į projekto finansavimo sąlygų aprašą įdėjom teisės aktą, kurio trečias priedas, tai yra būtent tos sutarties pavyzdinė nuostata. Na, o iš tos sutarties, tai yra trišalė ten sutartis, trišalės sutarties pavyzdinė nuostata, reikalavimas yra vienas iš šitas įpareigojimas pagal tą pavyzdinę sutartį yra privalomas, tai būtent dėl etato, kad atitinkamų etatų turės gydytojas, sakykim, dirbt, yra ne mažiau negu 0,75 etato darbo krūvis ir ne mažiau nei 2 metus. Tai šios nuostatos bus privalomas. Be abejo, daugiau tikrai bus galima toj sutartį pasirašyti, kad ir etatas didesnis tikrai gali būt, ką mes tikrai labai skatinam, ir tas laiko tarpas tikrai jisai gali būt ilgesnis negu 2 metus ta pasirašyta sutartis. Bet tiesiog akcentuojam, kad tikrai ne trumpiau negu čia yra numatyta projekto finansavimo sąlygų apraše. Na ir sveikatos priežiūros įstaigos, kurios dalyvaus ir įgyvendins 2-6 veiklas, CPVA per 20 darbo dienų kalendoriniams metams pasibaigus turės teikti būtent tokią informaciją. Tai kiekgi tų specialistų išdirba ne mažiau negu 2 metus pagal stebėsenos rodiklį. Ir šias ataskaitas reiks pradėti teikti atsiskaitant, pradedant nuo 27 metų ir baigiant atsiskaitimų už 29 metus. Toliau, išlaidų tinkamumas, ar ne? Kokios yra išlaidos tinkamas ir kokios netinkamas. Tai pagal šį projekto finansavimo sąlygų aprašą yra numatyta, kad tinkamos bus studijų mokymo kaina, priedai prie darbo užmokesčio ir stipendijos. Tai yra 3 kategorijos tinkamų finansuoti tinkamų finansuoti išlaidų. Be abejo, netiesioginės išlaidos 7 procentai nuo visų tiesioginių tinkamų finansuoti išlaidų, tai irgi jos automatiškai skaičiuojasi į bendrą projekto finansavimo išlaidų sumą. Na ir visos kitos yra netinkamos finansuoti išlaidos. Čia yra tiesiog išvardinta, kas yra konkrečiai, kokios tai būtų netinkamos, tai tiesiog galbūt šiek tiek, kadangi turbūt yra įprasta, sakykime, tiek darbo užmokestis vykdančio personalo, tiek kasmetinės atostogas ir panašiai, įvairūs mokesčiai ir panašiai, tai čia šiuo atveju šitam projekto finansavimo sąlygų apraše tokios išlaidos yra laikomas kaip netinkamos. Tai tiesiog irgi labai rekomenduojam, rengiant paraišką, to nepamesti ir nenusimatyti tokių išlaidų. Ir aišku, įgyvendinimo metu jų irgi geriau nepatirti, o jeigu būtų patirtos, aišku, tas išlaidas galima tada iš netiesioginių bandyti susikompensuoti. Taip, išlaidų tinkamumas, dar yra keletas sąlygų. Taigi, priedai pagal pirmąją veiklą, kur yra numatyta mokėti gydytojams rezidentams atliekantiems ciklus, tai kad dydis per vienam mėnesiui, vienam asmeniui yra 500 eurų ir tai yra su visais darbuotojų ir darbdavio mokesčiais. Atkreipiu dėmesį, atostoginiai yra netinkami, tai taipogi čia irgi jam tai atostoginiai, sakykime, būtų nesiskaičiuotų. Pagal 4 ir 6 veiklas, tai yra stipendijų dydžiai, tai jie yra vienam asmeniui numatyta 330 eurų. Yra tokios sumos. Taipogi yra svarbu tai, kad deklaruojant išlaidas pirmą kartą, projekto vykdytojas CPVA turi pateikti patvirtinimą, kad deklaruojamos išlaidos jos nėra finansuojamas iš kitų finansavimo šaltinių. Šitą patvirtinimą užtenka pateikti vieną kartą. Už tą, sakykime, nuostatą yra atsakingas projekto vykdytojas, tai yra aišku, kaip jau ten, kas tą informaciją teiks, kas rinks, tai bus tarpusavio konsorciumo susitarimas, ar ne, bet ta informacija tikrai yra labai svarbi, vėlgi dėl dvigubo finansavimo užtikrinimo, kad jo nebūtų. Projektų planavimo eiga,
toks trumpas laiko, sakykime, tokia skaidrė apie laiko kalendorių. Tai jau, kaip žinom, ar ne, ir kaip Edita pristatė, jau projekto finansavimo sąlygų aprašas yra patvirtintas, jis 24 metų gegužės 20 dieną buvo patvirtintas, tikrai jau sąlygos yra numatytos, projektus galime pradėti rengti ir galvoti apie veiklas ir visas pritraukimo kampanijas, sakykime, jeigu tokių būtų ar ne. Taigi, PIPA planuojama irgi, kad reikės pateikti iki rugpjūčio pabaigos. Tada PIPas bus vertinamas Centrinės projektų valdymo agentūros, kuris numatyta, kad bus vertinamas 45 dienas, tai planuojama per spalio mėnesį. Na ir spalio-lapkričio mėnesiais jau turėtų būti priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo. Tai vat, toks bendras paveikslas yra laiko kalendorius, kaip dėliojasi visas procesas, kad būtų galima pradėti gyvendinti projektus. Tiesiog jau galima iš tikrųjų dabar, jeigu yra numatyta, kad tų specialistų yra trūkumas ir yra kokios konkrečios vietos, tai tikrai rašyti, pradėti viską galima jau dabar ir tą mes labai labai skatinam, kad į pabaigą liktų realiai formalumai. Tai va, tai tiek mes norėjom pasakyti labai trumpai, pačias esminės nuostatas pristatėm. Tikrai tikimės labai susidomėjimą iš savivaldybių ir pinigų yra skirta tikrai nemažai, tai kviečiam aktyviai teikti paraiškas ir aktyviai gyvendinti numatytas projekto veiklas. Ačiū labai. Tai noriu padėkoti Astai už puikų pristatymą ir dabar aš bent jau nematau pokalbių skiltyje, gal dabar jau, kaip ir sakiau, jeigu turite klausimų, galite teikti raštu ir žodžiu. Prašau, pirmoji, taip, Gintarė Rakauskienė, taip prašom. Taip, labą dieną, girdisi, ar ne? Šis truputį su kamera. Jo, iš tikrųjų labai geros priemonės, tačiau norisi vieno dalyko paklausti, nes mes dalyvavome, kaip Tauragės rajono savivaldybė, dalyvavome taip pat ligoninė, tiksliau dalyvavo pritraukime specialistų, tai yra dėl rezidentų tų kompensavimų, mokslo kompensavimų. Tačiau rezidentas pasibaigęs ir, sakykime, su mumis buvo sudaręs sutartį, viskas apmokėta, bet tas rezidentas neatvyksta jau pas mus, todėl kad kita ligoninė apmokėjo visas patiriamas išlaidas, baudas ir, ta prasme, mes dalyvavome ir nepasirašėme sutartį, turėjome lūkestį ir nėra toliau apribojimų, kad šitas specialistas, kad ir sakote, jūs yra vidurio ir vakarų Lietuvai, bet jisai, sakykime, jau išvažiuos ir į tą patį Kauną ir Vilnių, pasinaudojęs būtent šituo tramplynu, ar ne, ir jisai nebegrįžta čia pas mus tų 2 metų atidirbti. Todėl, kad jį paruošta, tiesiog perperka kitą ligoninę. Ar kaip sprendžiama šitą problemą? Tai čia iš tikrųjų tokia galbūt ir klausimas yra šiek tiek išeinantis iš projektų finansavimo sąlygų aprašo rėmų ir daugiau irgi ta motyvacinė sistema ir bendra politika. Tai Dianos paprašysiu mūsų kolegės pakomentuoti. Labadiena visiems, tai labai ačiū už klausimą. Taip, yra kartais tokių atvejų, kai, tarkim, pasirašoma sutartis ir po to kažkokia kita ligoninė ar perperka, ar, tarkim, apmoka ir panašiai. Tai čia tokie atvejai, jie karts nuo karto pasitaiko, bet ką labai svarbu akcentuoti, kad vėlgi, jei, tarkim, yra pasirašoma sutartis su, tarkim, būsimu specialistu ir už studijų kainos apmokėjimą ar kitų finansavimo priemonių suteikimą, tai labai svarbu yra palaikyti ryšį su tuo asmeniu. Nes vėlgi, kaip mes suprantam, jei jisai, tarkim, atlieka profesinę praktiką Vilniuje ar Kaune, tai tikrai didžiąją daugumą kartų bandys tą specialistą būsimą suvilioti tiek Vilnius, Kaunas ir kiti miestai. Tai labai svarbu palaikyti tą tamprų ryšį tarp įstaigos ir būtent tarp specialisto būsimo ir pabandyti jį,
išties užnorinti po tų studijų atvykti. Tai labai svarbu čia ne tik finansiniai dalykai, bet lygiai taip pat ir ta pati komunikacija. Galbūt visai aktualu būtų suorganizuoti kažkokias veiklas, galbūt apsilankimus įstaigoje, galbūt kažkokių papildomų veiklų, praktikų ar kažko atlikimas, kad jaustų tą ryšį su ta įstaiga, į kurią atvyks. Nes jei, tarkim, pasirašoma sutartis ir, tarkim, 5 metus studijų visiškai jokio ryšio nėra, tai tas, kartais gali būti taip, kad netgi ir užmirštama apie tą ir turimą sutartį. Tai aš turiu omenyje tą, kad svarbu palaikyti ne tik finansinius santykius, bet lygiai taip pat ir emocinį tą prisirišimą užtikrinti būtent su pačia įstaiga, regionų, savivaldybė ir panašiai. Tai čia labai svarbus aktyvus įsijungimas. Mes lygiai taip pat nusimatę esame ir modelių sukūrimą, kur bus ir dėl pritraukimo, ir išlaikymo, ir įgalinimo specialistų įstaigoje, kokias tas priemonės galima naudoti, kaip tą ryšį palaikyti ir panašiai. Bet jūsų veiksmai reikalingi jau dabar ir čia. Tai tiesiog norisi paakcentuoti, kad svarbu tikrai bendradarbiauti ir bendrauti su asmeniu, su kuriuo pasirašoma sutartis. O jūs negalvojate, kad būtent ir apie šitą tvarkos jūsų ir tvarką ir kalbu, kad jūs turėtumėte turbūt gal svarstyti tokią galimybę, kad jeigu specialistas atsisako atidirbti tos 2 metus toje įstaigoje, tai turėtų būti lėšų grąžinimas, bet ne išpirkimas. Tai čia turbūt viską išspręstų šitas klausimas. Diana, ačiū už jūsų optimistinį mąstymą, kad ryšio sukūrimas svarbiau už keletų tūkstančių eurų turbūt atlyginimo padidėjimą, sakykime, kitoje įstaigoje. Ir jeigu mes tikimės, kad ryšys, sakykime, bus stipresnis už poros tūkstančių, tai galime tikėtis, turbūt, bet tai ačiū. O mano siūlymas iš tikrųjų atsižvelgti į šitą klausimą ir jeigu su ta įstaiga buvo pasirašyta sutartis ir jinai nėra vykdoma, tai tiesiog turėtų būti lėšų grąžinimas, bet ne iš kitos įstaigos. Todėl, kad mes turbūt suprantame, kad sveikatos sistemoje mes esame viename kubile. Tai tegu tada privačios įstaigos ir išsiperka tos gydytojus, bet ne iš to pačio kubilo vieni iš kitų išsiperkame. Tai ačiū. Tai yra numatyta prie studijų kainos apmokėjimo lėšų grąžinimas. O kaip jisai vyksta, tai turite omenyje įrašyti išlygą, kad tai negali, kad privalo asmuo grąžinti, o ne įstaiga. Tai čia jau galbūt kolegų noriu pasiteirauti. Ar nori Gintarė dar patikslinti? Tai čia teisiniai dalykai, čia aš manau, kad galima tą sureguliuoti. Tik tai kaip idėja aš jums pateikiu. Ir problema, sakykime, kokia egzistuoja. Tai lėšų grąžinimas projektų finansavimo sąlygų apraše yra numatytas, bet turbūt gal ir dar papildomos sąlygos gali būti numatytos būtent toje pavyzdinėje sutartyje, kurią minėjom, kuri turės būti pasirašyta. Labadiena, Žaliakalnio poliklinika. Norėtume paklausti dėl Kauno miesto savivaldybės. Gal galit šiek tiek pagryninti dėl finansavimo, lygtais ten nebus finansuojama, ar bus kvotos uždėtos? Ar yra kokie nors limitai, sakykime, kad visos 10 klinikų, sakykime, nori rezidentų ir gali kiek nori rezidentų tiek prasifinansuoti? Aš manau, kad yra kažkokie limitai ir ar tada yra prioritetai gydymo įstaigom, kurios, sakykime, pirmiau gali teikti dėl finansavimo prašymą, o gal yra kokie tai prioritetai numatyti, ar nėra tokių? Taip, jo, prašau, Sandra ir Basta tada pakomentuokite dėl tų limitų. Tai pačiame projekto finansavimo sąlygų apraše kažkokių limitų, apart tuos, kurios rodė Asta, būtent projektų vertei pagal veiklas, nėra. Pareiškėjai, kaip minėjo, yra savivaldybių administracijos su partneriais sveikatos centrais ar įstaigomis dalyvaujančios sveikatos centro veikloje. Tai pareiškėjas bendrai su partneriais turėtų tiesiog įsivertinti situaciją ir tuos prioritetus, tiesiog žiūrėti konkrečią situaciją, kur kokių tų specialistų daugiausiai trūksta. Pats projektų finansavimo sąlygų aprašas kažkokių limitų, prioritetų nenumato, išskyrus tuos, kurie įvardinti ten buvo. Ar nebus taip, kad sveikatos centre dalyvauja 20 įstaigų, sakykime, ir viena įstaiga, sakykime, kadangi ji yra galbūt didžiausia, daugiausia prisirašiusių turinti,
sakys, aš jau noriu ir tų, o kitiem nieko nelieka. Ar galimas toks variantas, ar čia visiems, aš nemanau, kad čia yra be limito, vis tiek kažkoks tai projekto apimtis ir dydis. Tai kadangi projekto apimtis yra, tai bet kokiu atveju tas toks kaip ir suvaržymas jisai atsiras. Kitas dalykas dar ir tą projekto įgyvendinimo planą, būtent kas susijęs su veiklomis, reikės derinti ir su ministerija, tai mes galbūt ir iš savo pusės įvertinsim, pasižiūrėsim, kokia situacija yra, bet pats pirmas žingsnis, tas susitarimas, apsisprendimas, situacijos įvertinimas, tai turi būti savivaldybėje pačioje, nes jie geriausiai ir žino, kokia situacija, kur ko trūksta labiausiai. Jo, aš irgi, kolegė, norėjau papildyti dar gal akcentas, kad iš tikrųjų pareiškėjas, kaip ir matėt, yra pareiškėjai savivaldybių administracija, tai vadinasi, ji kaip ir turi padaryti tą vertinimą, susidėlioti su įstaigomis tuos prioritetus, susiderinti ir tada pateikti bendrą matymą. Nėra pareiškėjas kažkokia konkreti viena įstaiga. Tai yra, savivaldybė turi visus svertus sudėlioti tiesiog bendrą jau prioritetų paketą, bendrą projektą. O limitas yra, aš tiesiog irgi dar pabaigsiu papildyti, limitas yra, vienas projektas nedaugiau negu 383 tūkstančiai eurų, bet čia yra kartu, jeigu ir slauga, jeigu projektas yra įtraukia visų numatytų veiklų specialistus, ar ne? Jeigu, gal nebent trumpai Asta tą skaidrę, tik tai dabar pavaizduoti, galbūt ir kitiem aktualu, tiesiog priminimui pasidalinsime tomis skaidrėmis, bet gal tiesiog netkreipėte dėmesio, kai pristatinėjo, buvo veikloms numatyti limitai. Taip, čia yra. Ar matasi? Matasi? Taip, ačiū Asta. Gerai, tai čia yra būtent tie limitai numatyti yra projektams, tam trečiam stulpelį, vienam projektui įgyvendinti skiriama suma iki. Tokias yra. Tai ačiū tada už klausimus ir atsakymus. Jeigu dar bus kažkokių tai klausimų, galėsite pateikti elektroniniu paštu ministerijai, stengsimės atsakyti. Dabar pokalbių irgi skirtyje yra pateiktas klausimas, kad kvietimas teikti paraiškas pagal ministerijos parengtą kvietimų planą buvo nuplanuotas iki gegužės pabaigos. Mes kaip ir, aišku, kvietimą teikti PIPus siunčia Centrinė projektų valdymo agentūra. Tai iš tikrųjų, jeigu spės suformuoti kvietimą, tikrai galima tikėtis iki gegužės pabaigos arba birželio 1 savaitę. Tai čia tiesiog orientacijai būtų paskutinė gegužės savaitė, 1 birželio. Nenorėtume tiesiog užtvirtinti, nes viena diena, kaip sakyti, čia mėnesio pabaiga, tai gali būti ir taip. Bet atkreipiu dėmesį, kad jau artimiausiu metu. Tai galima jau pradėti ruoštis, dėliotis projektą. Kitas klausimas yra, kada universitetams bus pristatytas projektų finansavimo sąlygų aprašas susijęs su mentorių rengimu. Tai čia antrasis, matyt, mūsų projektų finansavimo sąlygų aprašas. Tai projektas jau yra parengtas ir jisai dabar jau bus pateiktas derinti teisės aktų informacinėje sistemoje. Tai pagal teisės aktų rengimo taisyklės ministerija turi projektą paskelbti viešam vertinimui, tai ir universitetai galės taip pat susipažinti. Tai manau, galbūt irgi iki gegužės mėnesio pabaigos jau bus tas projektas patalpintas į tą sistemą. Taip, kitas klausimas yra, ar savivaldybė turi iki PIP pateikimo jau turėti specialistus, susirasti studentus. Kas iš kolegių galėtų pakomentuoti? Aš galėčiau pakomentuoti.
Tai teikiant projekto įgyvendinimo planą, kaip ir nereikia turėti konkrečių specialistų, tačiau jūs turit, kaip pasakyti, pasimodeliuoti, pasiplanuoti išlaidas, tiesiog matymą turėti, ko ir kiek jum reikėtų. Mes gal čia, tai yra rankas pakeltas turim, matau Laura Šukaitienė, gal jūs. Labadiena, gal galima tada pasitikslinti porą klausimų. Tai dabar mums šiam kvietimui jau turim turėti specialybių sąrašą studentų, kokių mums truks, ar mes jau turim būti susiradę tuos pačius specialistus? Nes jūs nepagrysit kainos. Taip, tai mums agentūrai jau mes turim turėti visus susidarę prioritetus, sąrašus, kokių skaičių reikia ir visa kita. Dabar norėjom dar pasitikslinti, buvo pastabose, kai buvo kvietimų derinimas teikiamas, buvo pastabose teikiama ir visuomenės sveikatos specialistų pritraukimui biurams. Ar į šitą galima dar atsižvelgti, ar jau čia biuro specialistai viskas, nes jie irgi įeina į sveikatos centrų sudėtį, tai kažkaip pasigedom šito kvietimą. Nežinau, gal čia pagelbės Diana sureaguoti? Taip, tai visuomenės sveikatos sričiai yra ir kitas dar pažangos priemonė visai kita. Tai šitoje vietoje mes daugiau norėjom koncentruotis būtent į sveikatos priežiūros specialistus, asmens sveikatos priežiūros specialistus ir būtent vis tiek, kadangi taip yra numatyta visai didelė suma, būtent finansavimui, pritraukimui ir slaugytojų, ir gydytojų ir panašiai, bet vėlgi, kai paskirstom visur, ta suma nėra tokia beribė. Tai labai svarbu buvo susikoncentruoti į asmens sveikatos priežiūrą ir būtent į mūsų ir atliktą stratos analizę ir prognozę, kiek kokių specialistų truks ir būtent susikoncentravom į tas didžiausius trūkumus, kurie yra numatomi, tai tiek ir slaugytojų, tiek ir tam tikrų gydytojų. Tai čia yra didžiausias akcentas uždėtas ir būtent čia kalbama būtent apie šiuos specialistus, o dėl visuomenės sveikatos specialistų galima tuomet pasikonsultuoti dar su kolegomis iš kito departamento, tai galbūt jie yra dar kažką numatę, bet šitoje priemonėje mes daugiau čia akcentą esame uždėję. Ir jeigu galima dar paskutinės klausimas, savivaldybės yra pasitvirtinę rezidentų gydytojų pritraukimus ir dabar sunkiai sekasi pritraukti, kuo skirsis šis ES finansavimas nuo savivaldybių už tų finansavimų, nes rezidentai vis tiek žiūri į tas savivaldybės, kur didžiausios išmokos, kur jiem patogiausia ir visa kita, kažkaip nežinom, kuo skirsis visas šitas, kaip jūs vis tiek pritraukęs, kaip suprantam, savivaldybėje vis tiek tenka ta atsakomybė, jeigu mes prašom pinigų, mums reikės tos specialybės, mes bandysim pritraukti, bet jeigu nerasim specialistų rezidentų, ką tuo atveju reikės daryti? Tai čia šitoje vietoje galbūt šiek tiek aš galiu irgi pakomentuoti. Tai pirmas dalykas, kuo tas yra skirtumas būtent nuo dabartinės situacijos, tai kad jūs naudojate savo lėšas, tai yra savivaldybės lėšas arba įstaigos lėšas. Dabar mes kalbame būtent apie ES finansavimą, tai jau tai yra automatiškai kitoks procesas. Kitas momentas dėl to, kaip prisitraukti ir panašiai, tai kaip ir minėjo kolegės, kad dabar nereikia turėti būtent tų studentų, specialistų, kurie dabar norėtų, tarkim, būtent tą finansavimą gauti ir kad studijų kaina, stipendijos būtų apmokėtos ir panašiai. Tai čia yra tas momentas, kad jūs dar dėliojatės viską ir susiplanuojate, ko jums konkrečiai reikės, nes jūs, tarkim, kaip įstaiga, kaip savivaldybė, vis tiek turite žinoti į ateitį, kokių specialistų truks. Tai yra labai daug aspektų, į kuriuos reikia atsižvelgti. Vienas iš jų, pavyzdžiui, pensinio amžiaus asmenys. Kiek mes turėsime po kažkiek laiko, turim suprasti ir tą. Pavyzdžiui, šeimos gydytojai, yra tam tikra trukmė rezidentūros studijų, gydytojai chirurgai yra kita trukmė. Mes turime susižiūrėti vėlgi, kokių specialistų, kiek juos reikės apmokyti ir panašiai. Kaip užtikrinti, kad kaip kitaip, kad būtų, kad pavyktų prisitraukti, tai čia jau kiekvienos įstaigos yra atsakomybė vykdyti tą aktyvią komunikaciją, ieškoti specialistų, kaip ir mes visuose pristatymuose labai akcentuojam, kad pirmiausiai reikia žiūrėti būtent į asmenis, kurie kilę yra iš regiono, nes tai yra gerokai lengviau prisitraukti specialistus, tie, kurie yra kilę būtent iš to regiono, kur yra įstaiga, tai tikrai yra gerokai paprastesnis procesas. Kitas momentas - bendradarbiauti su aukštosiomis mokyklomis padės galbūt jums šiek tiek identifikuoti, lygiai taip pat komunikacinės visokiausias kampanijas vykdyti, pasikviesti pas save atlikti praktikos. Yra labai daug aspektų, kur reikia dar jums papildomai visiems padirbėti ties tuo, kad tos priemonės būtų efektyvios ir kokybiškos. Mes, kaip ir minėtam tam kitam PFSA, kur čia buvo minėta, kad ir mentoriai bus kitame PFSA, tai ten esame nusimatę lėšas ir komunikacijai. Tai vėlgi, kai įsiveiklins dar tas PFSA, mes
turim tam tikras priemonės numatę padėti prisitraukti tuos specialistus ir kad šitos visas priemonės būtų efektyvios ir naudotųsi. Bet lygiai taip pat ne tik ministerija, ta prasme, yra nusimačiusi priemonės ir aktyvius veiksmus, bet lygiai taip pat kiekviena įstaiga turi labai aktyviai dirbti su šitom priemonėm, kad jos būtų sėkmingos. Labai atsiprašau, dar paskutinis klausimas kilo. Tai dabar sveikatos centro sudėtyje mes visų esančių ir privačių ir viešų įstaigų tą patį poreikį susidarome ir pagal tą visų sveikatos centro sudėtyje esančių įstaigų prioritetą susidarome ir pagal tai teikiame. Tik apibendrinimui paklausiu, ar teisingai supratau. Teisingai. Bet dar irgi dėl tų, kaip sakyti, įstaigų ar ne privačių viešų, iš tikrųjų orientacija galbūt reikėtų į tai, kokiom paslaugom yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Jeigu, tarkime, privačios įstaigos yra įsitraukę į sveikatos centro veiklą, iš tikrųjų ne visoms gal paslaugoms, bet tam tikrom paslaugom. Tai prioritetas būtų ir tiems specialistams, kuriems būtent tai viešai paslaugai yra sudaryta bendradarbiavimo sutartis. Tai galbūt būtų toks akcentas. Dabar keletas žmonių yra uždavę klausimą, aš tiesiog pacituosiu, perskaitysiu. Ar teisingai supratome, kad trečioje priemonėje gali dalyvauti tik vidaus ligų gydytojai? Ar nebūtų tikslinga leisti persikvalifikuoti ir kitų specializacijų gydytojams? Aš galbūt šitoje vietoje galėčiau sureaguoti. Tai turime, čia daugiau yra akcentas uždėtas, kad būtent dėl pirminės grandies, antrinės grandies, būtent tų aspektų tokių sudėliotų ir būtent matom, kad vidaus ligų gydytojų persikvalifikavimas čia yra toksai, galima sakyti, susietas su būtent tinklo pertvarka ir uždėtas akcentas, kad būtent čia yra galimybė persikvalifikuoti vidaus ligų gydytojų į šeimos gydytojus. Tai toks akcentas yra, bet norim atkreipti dėmesį, kad, pavyzdžiui, jei specialistas, tarkim, norėtų persikvalifikuoti, o, tarkim, gydytojų atžvilgiu, vis tiek reikia studijas tam tikras pabaigti. Tai reiškia, jei aš esu, tarkim, koks nors, tarkim, kardiologas, gydytojas kardiologas ir nori tapti, tarkim, šeimos gydytojų, tai vis tiek nėra jokio kito būdo, kaip reikia studijuoti, kad įgauti tas papildomas kompetencijas. Tai reiškia, kad jūs pradedate, tarkim, įstojate į studijas, šeimos gydytojo studijas ir tada jau universitetas nusprendžia, kiek jums reikia užskaityti, būtent nesutapo, tarkim, gydytojo rezidento jau studijuotos studijos ir tada sutrumpinama ta trukmė yra. Ir vėlgi, kadangi, kaip ir miniu, tai yra studijos, tai vėlgi tai patenka po kitomis priemonėmis, kur yra studijų kainos apmokėjimas. Tai daugiau šitoj vietoj vis tiek, jei asmuo nori persikvalifikuoti, tai jis gali pasinaudoti kitą priemonę. O šita priemonė yra būtent skirta vidaus ligų gydytojų persikvalifikavimui į šeimos gydytojus ir tiesiog uždėti tą akcentą ir tą paskatinti komunikaciją būtent, kad čia irgi yra svarbus aspektas ir galimybė būtent persikvalifikuoti, nes tiesiog ir plečiasi šeimos gydytojo komanda ir vidaus ligų gydytojai, jie truputėlį jau nebus daugiau toj komandoj. Tai va šitoj vietoj yra tas momentas, kad galbūt daugiau komunikacija, paskatinimas ir siejamas su tinklo pertvarka. Bet visi tie, kur nori persikvalifikuoti, gali stoti į studijas ir jie gali prašyti studijų kainos apmokėjimų. Dar vienas klausimas dėl slaugos specialistų. Klausimas taip skamba, turime studijuojančių slaugą darbuotojų, kuriems apmokamos studijas. Ar galima tikėtis prieš tai apmokėtų studijų finansavimo, aš suprantu, kompensavimo, ar tai tik būsimų studijų apmokėjimo klausimas? Čia galbūt reikėtų patikslinimo, kuriems apmokamos. Prieš tai apmokėt. Jo, kas apmoka turbūt? Tu klausimas pirma? Taip, nes... Rūta Lukšienė, jeigu dalyvauja, galėtų. Sveiki, apmoka ligoninė. Taip, tai galbūt aš čia šitą akcentą irgi uždėsiu, nes irgi taip pat buvom diskutavę dėl šito klausimo ir tikrai buvo kilę šitas aspektas, ar tarkim, suteikti tokią galimybę ar ne, bet mūsų pagrindinė prasmė ir tikslas šitomis priemonės pritraukti daugiau specialistų ir naujų specialistų, tai žiūrint į įstaigos situaciją, jos situacija visiškai nepagerės, jei mes refinansuosim tą studentą, kuris jau yra pritrauktas ir jau pasirašytas sutartis. Tai gaunasi, kad jūs tiesiog tą vietą tuomet
prašvaistytumėt. Gaunasi, kad jūs galėtumėte tiesiog susikoncentruoti į visiškai naują specialistą, kuris naujai ateitų ir būtų naujai sudaromas sutartis. Tai būtų naujas ir papildomas. O dabar, jei jūs tiesiog refinansuotumėt, tuomet gaunasi, kad jūs liekat savo status quo ir jūsų situacija įstaigos nepagerėja. Tai šitoj vietoj norėtųsi, kad ne, tai būtų naujas specialistas, o ne tas, kur jau pritrauktas ir jau sudarytas sutartis. Supratau, ačiū. Taip, kitas klausimas, matodo, kartojasi, ar šioje programoje gali dalyvauti privačios įstaigos, kurios yra sveikatos centro dalis. Tai, man atrodo, jau atsakėm, kad taip, gali dalyvauti. Kitas klausimas, laba diena, gal yra žinoma, kiek truks vidaus ligų gydytojų perkvalifikavimas? Gal, Diana, galėtum pagelbėti irgi šito klausimu? Taip, tai buvo šiek tiek diskutuojama tuo klausimu ir buvo daroma ir apklausa su aukštosiomis mokyklomis. Tai buvo kalbama apie 2 metus, bet mes sakėm ir diskutavom su aukštosiomis, kad kai jau pradėsim vykdyti galbūt šitą priemonę, būtent jau kai ateis studentas ir kai bus jau būtent tas perkvalifikavimo momentas, tai vis tiek universitetai dar persižiūrės, kaip ten, tarkim, yra, kad ar studentas, tarkim, jam pakanka 2 metų, ar reikia šiek tiek daugiau, bet šiaip ta daugiau mintis buvo, kad apie 2 metus. Tai va šitoj vietoj kol kas turim tokį faktą, bet gali jis šiek tiek koreguotis, bet mintis yra apie +- 2 metai. Galbūt, jei kažkas nori papildyti, tai prašau. Matau, dar yra keliama ranka, tik tai aš nematau, kas kelia ranką, gal galėtų užduoti klausimą. Edita, Labą dieną. Taip, labą dieną. Norėjau paklausti, ar kelionės išlaidas galės kompensuoti gydytojams rezidentam, su kuriais bendradarbiausim? Gal aš galiu iš karto atsakyti, ne, tai būtų netinkamas išlaidas, kelionių išlaidų. Kaip ir minėjau, tinkamas yra studijų kaina, stipendijos ir priedai. Tai yra 3 tokios išlaidų kategorijos, jeigu galime pavadinti, yra kaip tinkamas. O, sakysim, priedą ir stipendiją galima mokėti kartu gydytojui rezidentui, taip pritraukiant jį. Nes, sakysim, dabar šiuo atveju visos savivaldybės, ar ne, 60 gaus finansavimų. Ir aišku, į tas didžiasias savivaldybės, tai tikėtina, kad plus didesnis tų rezidentų skaičius. Tai tikėtina, kad mes vėl, ta prasme, mažas regionas, maža savivaldybė ir negausim tų, žodžiu, rezidentų. Tai ir tą galės mokėti ir priedą, ir, žodžiu, ir tą stipendiją, ar tik vieną iš tų. Galėtumėt kažkaip leisti to mažom savivaldybėm, papildomai kažką, kad mes galėtumėm prisitraukti ir kažkokį įrankį turėti didesnį negu vidurio regionas. Gerai, Diana, pradėk. Galbūt aš tą akcentą uždėsiu, kad finansavimas yra numatytas visoms savivaldybėm po lygiai. Tai reiškia, kad, tarkim, Vilniaus miesto savivaldybė negalės prisitraukti 200 gydytojų rezidentų, nes tiesiog finansų nepakaks tam. Tai čia yra tie finansai padalinami po lygiai. Tai reiškia, kad vis tiek yra tam tikras skaičiaus limitas atsižvelgiant į finansus, kuriuos skirsite. Bet šitoj vietoj dar ką noriu akcentuoti, kad taip yra galimybė ir studijų kainą apmokėti, ir stipendiją skirti, bet čia irgi yra labai svarbus aspektas, kad nieks nedraudžia, bet reikia irgi susidėlioti prioritetus ir pasiskaičiuoti ir pasidėlioti savivaldybės mastu tą jau visą planą, kaip daryti, nes jei, tarkim, suinvestuosit vienam asmeniui ir studijų kainos finansavimą ir, tarkim, ciklų atlikimą būtent įstaigoje ir dar stipendiją, tai gaunasi, kad ant vieno asmens pritraukimo yra labai daug lėšų išleidžiama. Tai va šitoje vietoje reikėtų irgi dar pasiplanuoti ir pasidėlioti, kad ar tikrai vieną specialistą reikėtų suinvestuoti labai didelę lėšų sumą, ar reikėtų pabandyti pasidėlioti ir pasiplanuoti, kad būtų didesnis kiekis specialistų pritraukiamas. Tai čia irgi toks planavimo, prognozavimo aspektas, kurį jau čia reikia pasidėlioti ir diskutuoti savivaldybės viduje. Viskas aišku. Ačiū labai tada. Taip, turime dar vieną Ramutės Taparauskienės klausimą. Visose veiklose taikoma, kad studijas turi būti baigę iki 29 metų 12:31 dienos, tai yra 29 metų pabaigos. Aprašo projekte buvo iki 27 metų pabaigos. Dabar patvirtintame, Asta, gal pakomentuok, prašau tada.
dėl terminų? Taip, yra patvirtinta, kad, kaip ir paminėjom, tas stebėsenos rodiklių siekimas, ar ne, vienas iš rodiklių, kad būtent tas 2 metų atidirbimas, jisai nebus traukiamas į projekto, žodžiu, sutartį, bet už jį reikės vis tiek atsiskaityti ir tarsi jo reikės vis tiek siekti, CPVA reikės nuo 27 iki 29 tame tarpe už kiekvienus metus atsiskaityti. Todėl ir laikoma, kad ar ne, kad yra iki 29 pabaigos ir visas veiklas bus galima pabaigti gyvendinti. Toks Aš gal yra. dar šiek tiek papildysiu, jeigu gerai klausimą supratau, tai skirtumas yra taip, nes mes pradžioje buvome suplanavę iki 27 gruodžio pabaigos, nes rišomės būtent prie to rodiklio, kad tiesiog spėtų asmuo atidirbti iki 29 metų, tačiau įvertinę studijų trukmę ir siekiant suteikti daugiau galimybių pasinaudoti tomis pritraukimo priemonėmis, mes šitą terminą pailginome ir būtent asmuo turi įgyti kvalifikaciją, reiškia gali studijuoti, pasinaudoti pritraukimu, bet turi būtinai baigti studijas ir įgyti kvalifikaciją iki 29 metų gruodžio pabaigos. O į rodiklį mes skaičiuosime asmenis pagal jūsų pateiktus duomenis, bet būtent tik tai tuos, kurie spės iki 27 metų pabaigti studijas ir 2 metus atidirbti. Tai ačiū už atsakymą ir galbūt čia antra dalis buvo klausimo, kuo skiriasi veikla, čia turėtam omeny tikriausiai slaugytojų pritraukimas regioninėje priemonėje ir šioje valstybės planavimo. Tiesiog noriu priminti, kad yra ministerija patvirtinusi regioninės priemonės gaires ir ten yra numatyta irgi priemonės slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų pritraukimui, bet atkreipiu dėmesį darbui ilgalaikės priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose. Tai čia yra toks, kaip sakyti, niuansas ir akcentas, kad būtent regioninėje priemonėje fokusas yra būtent slaugytojam ir slaugytojų padėjėjam, kuriuos norima pritraukti įstaigas teikiančias ilgalaikės priežiūros paslaugas, ne į kokias kitokias. O čia nėra šioje valstybinio planavimo projekto finansavimo sąlygų apraše tokio apribojimo nėra. Dabar matau, yra pakeltų rankų, tik tai nežinau, ar čia kažkas nenuleido buvo pakėlę, ar dar naujų yra. Tai prašom, kas kelia ranką. Edita kelia, bet berods Edita uždavė klausimą, tai reikėtų gal pasitikslinti. Akvilė Juškienė matau iš Raseinių. Prašom, Akvilė. Labą dieną. Klausimas būtų toks, kokiu principu derinti planuojamas veiklas su ministerija? Galbūt jau yra numatytas kažkoks specialistas ar kontaktai, su kuo mes galėtume kalbėtis? Tai būtent tas veiklas reikėtų derinti oficialiu raštu, siunčiant ministerijai ir tuomet bus nukreipiama atitinkamiems specialistams. Kurie po to, tarkim, esant klausimams, jau, tarkim, konkrečiai susisieks su rašto rengėju. Tai derinimas iš esmės jau galimas ir artimiausiu turbūt metu, ar ne, nieko nelaukti? Būtų labai gerai. Dėkui. Kuo greičiau. Taip, dar pakeltų matau irgi rankų. Prašom, nes laikas bėga greitai. Labą dieną. Ar girdite? Taip, girdime. Aš norėjau pasitikslinti dėl gydytojų persikvalifikavimo. Tai ar teisingai supratau, kad iš principo bet kurios specialybės gydytojas gali persikvalifikuoti į bet kurią kitą, kuri yra reikalinga sveikatos centro funkcijoms užtikrinti. Pavyzdžiui, krūtinės chirurgas gali aplikuoti dėl persikvalifikavimo apmokėjimo į chirurgą bendrosios praktikos, jeigu toksai yra reikalingas sveikatos centre. Ar čia daugiau yra kalba apie šeimos mediciną? Ar gali į bet kurią specialybę, kuri yra tam baziniam pakete reikalinga? Aš galbūt galėčiau sureaguoti. Tai perkvalifikavimas jisai daugiau yra, galima taip sakyti, numatytas toje priemonėje, kur buvo minėta dėl vidaus ligų gydytojų persikvalifikavimo į šeimos gydytojus. Jei
Visa kita yra daugiau, pavyzdžiui, jei kalbam apie rezidentūros studijų kainos apmokėjimą. Tai yra daugiau koncentracija, kad savivaldybė su įstaigos pateikia poreikį, savivaldybė sudėlioja, kaip tas planas turėtų atrodyti, kokias, tarkim, studijas apmokėti ir panašiai. Tai jei, tarkim, bus patvirtinta, kad, tarkim, reikalingas gydytojas chirurgas, kuris, tarkim, būtent chirurgijos rezidentūros studijų kainą apmokėti, tai visiškai nėra svarbu, būtent šio turiu omeny PFSA priemonės, PFSA projekte visiškai nėra svarbu, ar tas specialistas jisai ateina iš kažkokios kitos, tarkim, profesinės kvalifikacijos, ar jis yra visiškai naujas. Jei žiūrint taip daugiau iš nacionalinės prasmės, tai taip yra svarbu, nes geriau būtų, kad ateitų naujas specialistas, kuris, kaip ir dauguma studijuoja vis tiek jaunų žmonių, tai reiškia ir ilgesnė trukmė, kiek jisai galės po to dirbti būtent ar įstaigoje, ar kažkur sistemoje. Tai geriau yra, kad būtų naujas specialistas, bet jei, pavyzdžiui, buvo suplanuota, kad turėtų būti, tarkim, gydytojas, chirurgas ir jei jis, tarkim, ateis visai iš kažkokios kitos specializacijos, tai, PFSA ir pats finansavimas, jisai neapriboja to. Tai reiškia, kad jei, tarkim, studijų kaina yra sutarima apmokėti, tai yra, nėra skirtumo, ar jisai naujas, ar jisai ateina iš kitos profesinės kvalifikacijos. Tas nebus tikrinama, turiu omenyje. Kolegės, galbūt papildykit, jei ne taip kažkas. Labą dieną, tada aš dar trumpai klausimą prieš mums pabaigiant. Man atrodo, lengviausia tema apie pinigus. Tai šioje vietoje man klausimas kyla, kalbant apie patį tą vidaus ligų gydytoją, kuriam reikės 2 metus persikvalifikuoti į šeimos gydytoją. Kiek dabar tokios studijos kainuotų, nes savivaldybėm darant skaičiavimus ir kiek tie projektai kainuotų, jam vis tiek reikės plius minus žinoti, kiek tas kainuoja. Ir tas toksai, žinot, iš universiteto pasakymas, kai tas žmogus ateis, mes paskaičiuosim, kiek į modelių skaičiuojam, savivaldybėms skaičiuojant, kiek pinigų tam išleis, tai yra labai netikslu. Ir po to tie projektai gali būti ir ten ženkliai perviršyti ir ženkliai per mažai paskaičiuota. Taip, tai galiu sureaguoti. Tai reikėtų skaičiuotis, kad yra 2 metai. Jei, ta prasme, tai bus 2,5, tarkim, metų, tai didelės esmės neturės, nes tikrai mes, kaip ir Asta buvo per prezentaciją minėjusi, kad gali tai jau būti studijuojantis asmuo. Tai pavyzdžiui, ir netgi turim suprasti tą, kad, tarkim, jums nepavyks išnaudoti per 24 metų priėmimą visų skirtų lėšų. Neįmanoma, taip tikriausiai jūs tikrai nepanaudosit tik tais būtent asmenims, kurie šiais metais įstos. Bus tikrai taip, kad jūs, tarkim, priimsit ir asmenis, kurie jau pradėjo studijuoti. Tai jau automatiškai yra tam tikras irgi aspektas. Tai tiesiog ką norim pasakyti, kad bet kuriuo atveju dėl vidaus ligų gydytojų perkvalifikavimo yra apie 2 metai. Jei, tarkim, nutiks taip, kad, pavyzdžiui, kažkas, tarkim, vienas iš gydytojų rezidentų, jis jau, tarkim, bus taip, kad, tarkim, kaip ir buvo minėta prieš tai klausime, kad, tarkim, bus tas persikvalifikavimas, bet per rezidentūros studijų kainos apmokėjimą. Tai asmuo ateina, jam kažkiek užsiskaito ir jau susitaupo pinigėlių. Tai šitoj vietoje yra labai svarbus aspektas, kad, vis tiek kažkurioj vietoj susitaupys nuo suplanuotų lėšų, nes, čia vis tiek tas judantis yra procesas. Tai tikrai nėra didelio skirtumo, ar tai bus 2 metai, ar tai bus 2,5 metai, nes viskas susidėlios, o planavime reikėtų imti tiesiog 2 metai. Ir tada tikrai jums pavyks susiplanuoti teisingai ir neturėtų persiviršinti, o jei bus atliekamų pinigėlių, tada vėlgi galėsite planuotis kitus aspektus. Žiūriu, jau mes... Dar gal antrą dalį, jeigu galima klausimą paklausiu šioje vietoje dar labai greitai. Jeigu, sakykime, ar tai nebus, kaip sakant, imimas iš to paties krepšelio, kaip jūs čia kalbėjot apie slaugytojus, kurios apmokėjimą, bet ir, sakykime, jeigu sveikatos centro dalis, kaip pavyzdys, ligoninė yra vidaus ligų gydytojas ir sveikatos centro dalis privatus pirminis centras nori tą vidaus ligos gydytoją perkvalifikuoti į šeimos gydytoją, ar tai nebus kažkokių vidinių kažkokių priešinimus, nes tu tarsi nepaėmi iš išorės naujų specialistų.
Taip, tai būtų geriausia, kad taip nebūtų, bet turiu omenyje, jei kalbam apie vidaus lygų gydytojus, tai čia yra visai kitas aspektas ir visai kita argumentacija ir kiti dalykai, bet jei kalbam tiesiog apie kažkokio asmens persikvalifikavimą ir panašiai, tai taip, tai nėra geras variantas ir geras būdas, bet vėlgi tai yra visa tai yra jūsų rankose, ta prasme savivaldybės ir įstaigų. Tai pirmiausiai, susiplanuoti yra ne asmenį, kad, tarkim, asmuo ateis iš kažkur ir tada mes rišamės prie jo, bet esmė yra susiplanuoti savivaldybės mastu, koks yra poreikis ir tada susidėlioti, kokios tos specializacijos ir specialybės, kurios turėtų būti apmokamos. Tada jau, kai jau ateina, tarkim, einate ieškoti studentų, asmenų, kurie, tarkim, kuriems kaina studijų apmokėti, tada gali būti įvairių situacijų. Tai gali būti asmuo, kuris jau galbūt dirba įstaigoje kitoje profesinėje kvalifikacijoje, bet vėlgi tai yra jūsų rankose, įstaigų rankose, kurį asmenį pasirinkti, nes vis tiek jūs pasirašysite sutartį ir matysite tuos aspektus. Tai jei jūs pasirinksit, tarkim, kad būtent, nežinau, kokį nors gydytoją chirurgą perkvalifikuoti kažkokią kitą profesinę kvalifikaciją, tai bus būtent jūsų su asmens susitarimas ir toks, susidėliojimas. Bet ar tai yra gerai, tai aš manau, kad kiekviena įstaiga supranta, kad jūs status quo savo nepagerinat, galbūt netgi pabloginat, nes gaunasi, kad jūs investuojat į asmenį, kur jau, tarkim, jisai yra pritrauktas ir jau jis yra įstaigoje. Tai reiškia, jūs užpildote, pavyzdžiui, šeimos gydytojo, tarkim, tuščią vietą, bet jūs tada atlaisvinat gydytojo, tarkim, chirurgo vietą. Ir ta gaunasi, kad ten jau nėra žmogaus, jums vėl reikia ieškoti. Tai, čia turite tikrai įsivertinti savo įstaigos, savo savivaldybės situaciją ir tikrai, labai atsakingai planuotis viską, nes, vėlgi mes skiriame tą finansavimą ir norime, kad būtų specialistų kiekis ir padaugėtų jų, ir ta prasme, kad, būtų pritraukimas ir pasiskirstimas tolygus. Tai tikrai nori to ir atsakingumo iš pačių įstaigų ir atsakomybės prisijėmimo. Bet iš Vilniaus ir Kauno ligoninių mes galim pasiimti vidaus ligos gydytojus ir juos persikvalifikuoti ir atsivežti į rajonus, ne? Tikrai taip, jūs tą galite daryti, bet vėlgi akcentas yra tas, dėl vidaus ligų gydytojų persikvalifikavimo šeimos ligų gydytojus, taip, šeimos gydytojų, atsiprašau. Laikas jau eina, kaip sakyti, peržengiant 12 valandą, bet dar yra, galvoju, galima atsakyti keletą klausimų. Vienas iš jų būtų dėl savivaldybių, kurios priklauso sostinės regionui. Ar jos galėtų pretenduoti į finansavimą, tai yra teikti PIPus? Tai čia panašus klausimas buvo rašytas ir atsakymą pateikėm, kad pretenduoti gali visos savivaldybės, visos 60. Ir sostinės regiono savivaldybės lygiai tokiamis pačiomis teisėmis. Dar matau pakeltą ranką, gal atsakytume irgi į klausimą ir galėtume kaip ir užbaigti susitikimą. Kas kelia dar pakeltą ranką, prašome pateikti klausimą. Čia lyg ir buvo jau užduotas klausimas. Editos, ar ne Editos? Matyt, gal tiesiog nenuleista ranka. Ir dar, man atrodo, susirašinėjime lyg ir yra. Susirašinėjime, nežinau, ar mes stengiamės, atrodo, perskaityti visus klausimus. Dar buvo vienas lyg tai klausimas dėl paraiškų, su kuo konsultuoti rengianti, ne paraiškas, bet projektų gyvenimo planus. Tai tiesiog irgi prašytume laukti kvietimo iš Centrinės projektų valdymo agentūros, rengti ir teikti PIPus ir jau tada konsultuotis reikės dėl PIPų rengimo su Centrinės projektų valdymo agentūros specialistais. Manau, kad tuose informacijų ir kvietimuose bus nurodyti kontaktiniai asmenys ir prašysime jau kontaktuoti su tais asmenim, kuriuos nurodys Centrinė projektų valdymo agentūra. Taip, ir gal kaip aš taip, spėju, kad atsakėme į daugelį klausimų. Jeigu nespėjome kokį klausimą atsakyti arba jums tiesiog skils papildomų klausimų, tai kaip ir minėjau, prašau siųsti mums elektroniniu paštu paklausimus. Kontaktiniai asmenys būtų pagrindinė Asta Kulbačiauskienė, Sandra Jarašiūnienė. Tikrai stengsimės operatyviai atsakyti. Ir, kaip jau minėjo Sandra, kadangi yra PFSA tokia nuostata dėl to išankstinio suderinimo su ministerija,
PIPų, tai irgi prašome, kuo nedelsiant irgi galima jau pradėti irgi, jeigu turite pasirengę, pradėti derinimą. Nežinau, gal dar kas iš kolegių, kokių turėtume dar apibendrinančių. Aš gal tik tai vieną žinutę. Pasibaigus susitikimui mes peržiūrėsime paklausimų skiltyje esančius klausimus ir jeigu yra tokių, į kuriuos mes nespėjame atsakyti, tai mes tiesiog galbūt elektroniniu paštu atsakysim. Ir kaip Edita minėjo, jeigu kiltų kažkokių naujų klausimų, tai visada galite kreiptis į mūsų elektroniniu paštu. Dar irgi toks yra, kaip sakyti, projektų gyvenimo planų rengimo procese, tikriausiai esate dalyvavę, būna irgi dažnai išduodamų klausimų atsiras skiltis ir rengiant projektų gyvenimo planus, jeigu atsiras klausimų, dažnai pasitaikančių klausimų, bus tokias parengtas skiltis, kur jūs galėsite tuos rūpimus klausimus jūsų PIPų rengimu rasti. Tai galbūt tiek tokios informacijos. Dar kartą noriu visiems padėkoti penktadienį prisijungusiems į mūsų pristatymą. Mačiau beveik 200 asmenų. Ir tikimės tiesiog sklandaus proceso. Dėkoju ir viso geriausio. Ačiū visiems. Gražios dienos. Dėkui. Viso gero. Ačiū Jums.